Sveiki! Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, sužinosite, kaip savo pamokoms rengti testus. Spustelėjus mygtuką kurti projektą bus paleistas projekto vedlys ir matysite 4 testų variantus. Galite naudoti klasikinius klausimus su atsakymais ABCD, kai teisingas vienas iš atsakymų. Galite naudoti teisingai neteisingai tipo klausimus. Galite su mokiniais atlikti apklausą. Arba galite pasiteirauti apie jų savijautą ar paklausti jų nuomonės. Trumpai aptarkime kiekvieną iš variantų. Pasirinkę klasikinį testą parašote klausimą ir galite pateikti nuo 2 iki 4 atsakymų. Klausimą galima papildyti įvairialypės informacijos failu. Vaizdu GIF failu, garso ar vaizdo iškarpa. Nepamirškite, kad visada turite nurodyti teisingą atsakymą. Kairėje galite nustatyti maksimalų laiką, per kurį reikia pateikti atsakymą skiriamų taškų skaičių arba pakeisti klausimo tipą, jei persigalvosite. Class Voice svetainėje taip pat galite kurti dvikalbius testus. Ši funkcija paaiškinama atskirame vaizdo įraše. Pridėkime kitą klausimą. Šį kartą naudosime teisingai neteisingai tipo klausimą. Šiuo atveju galime atsakymai pridedami pagal numatytuosius nustatymus. Jūs tiesiog nurodote, ar klausime pateikiamas teiginys yra teisingas ar neteisingas. Pasirinkus apklausą kaip ir anksčiau reikia užpildyti šabloną. Šiuo atveju teisingo atsakymo nenurodote. Geros savijautos tipo klausimai iš tiesų yra apklausos, kuriuose galime atsakymai yra linksma nuotaika, liūdna nuotaika, neutrali nuotaika. Jei kurdami testą pamiršite užpildyti kurį nors lauką arba nurodyti teisingą atsakymą, programėlės vedlys nurodys, ką reikia ištaisyti. Tada projekte pridėti klausimai sujungiami, sudarant klausimų seriją. Tarp šių klausimų galite įterpti, pavyzdžiui, pristatymą arba mokomuosius žaidimus. Kai baigsite rengti testą, paleiskite jį, spustelėdami ekrano viršutiniame dešiniajame kampe esantį mygtuką vykdyti. Dėkoju už skirtą laiką ir kviečiu grįžti bei pažiūrėti daugiau mokomųjų vaizdo įrašų. Iki greito pasimatymo!